Kalbėsime apie stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusą, kosinusą ir tangentą. Naujos sąvokos. Prieš tai prisiminkime. Statusis trikampis turi 3 kraštines. Tai yra 2 statiniai kraštinės sudarančios stačiųjį kampą ir įžambinė kraštinė esanti prieš statųjį kampą. Sukonkretinkime. Jeigu kalbam apie smailųjį kampą A, tai statinis AC yra prie smailiojo kampo A, o statinis CB yra prieš smailųjį kampą A. Tai svarbu aiškinantis, kalbant apie sinusą, kosinusą ir tangentą. Taigi, stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusu vadiname statinio esančio prieš kampą santykį su įžambine. Rašome, sinus kampo A yra lygus BC statinio esančio prieš kampą santykis su AB, su įžambine. Stačiojo trikampio smailaus kampo kosinusu vadiname statinio esančio prie kampo santykį su įžambine. Rašome, kosinus kampo A lygus statinis esantis prie kampo AC, taigi AC santykis su įžambine AB. Ir trečioji sąvoka, stačiojo trikampio smailaus kampo tangentu vadiname statinio esančio prieš kampą santykį su statiniu esančiu prie kampo. Rašome, tangentas, tai G kampo A lygus statinio esančio prieš kampą, tai BC santykis su statiniu esančiu prie kampo AC. Jeigu kalbėsime apie smailųjį kampą B, tai CB bus statinis esantis prie kampo, o AC bus statinis esantis prieš kampą B. Taigi pabandykite savarankiškai užrašyti, kam lygus sinusas kampo B, kosinusas kampo B ir tangentas kampo B. Pasitikrinkime. Sinusas kampo B yra lygus statinis prieš kampą su įžambine, tai yra AC su B. Kosinusas kampo B būtų CB statinis prie kampo su įžambine AB. Ir tangentas kampo B būtų AC statinis esantis prieš kampą su CB statinis esantis prie kampo. Išspręskime pavyzdį. Apskaičiuokite stačiojo trikampio smailiojo kampo A sinusą, kosinusą ir tangentą. Prisimename, kad sinusas tai yra statinio esančio prieš kampą santykis su įžambine. Prieš kampą A yra statinis CB, kurio ilgio mes nežinom. Taigi pasinaudojame Pitagoro teorema ir nesunkiai apskaičiuojame, kad BC yra šaknis iš 48 arba tai būtų 4 šaknys iš 3. Taigi sinusas būtų statinio esančio prieš kampą CB, kuris yra 4 šaknys iš 3, santykis su įžambine AB, kuri yra 8. Suprastinę gauname, jog sinus kampo A yra šaknis iš 3 padalinta iš 2. Apskaičiuokime kosinusą kampo A. Prisimenate, kad kosinusas tai yra statinio esančio prie kampo santykis su įžambine. Prie kampo A yra statinis AC, o tai būtų 4, santykis su įžambine, įžambinė AB 8 ir suprastinus gauname, kad kosinusas kampo A yra 1/2. Beliko apskaičiuoti tangentą. Tangentas, vėlgi prisimename, statinio esančio prieš kampą santykis su statiniu esančiu prie kampo. Prieš kampą A yra statinis CB, o tai būtų 4 šaknys iš 3, santykis su
prie kampo esantis statinis AC. O tai būtų 4. Taigi tangentas kampo A yra lygus šaknis iš 3. Štai ir suskaičiavome. O dabar dar kartelį prisiminkime. Kasgi tai yra sinusas, kosinusas ir tangentas. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusu vadiname statinio esančio prieš kampą santykis su įžambine. Stačiojo trikampio smailaus kampo kosinusu vadiname statinio esančio prie kampo santykis su įžambine. Ir stačiojo trikampio smailiojo kampo tangentu vadiname statinio esančio prieš kampą santykį su statiniu esančiu prie kampo. Tikiu, kad nesunkiai skaičiuosite sinusą, kosinusą ir tangentą.